Žmogaus gyvybinė energija. Žmogaus gyvybinė energija. Iš ko jis susideda ir kodėl turime apie ją žinoti. Esame įpratę, kad valgydami maistą gauname energijos. Tačiau mažai kas žino, kad maistas, kaip ir deguonis, nėra visi sveiko gyvenimo, sveiko kūno ir laimingo žmogaus komponentai. O gyvybinės energijos šaltinis yra tas, iš kur gauname energinės mitybos ir tampame sotus bei laimingi. Jei paprasčiausiai išanalizuosime, ką kiekvienas žmogus mėgsta veikti, gautume skirtingus interesų lygius, tai yra skirtingą mitybos lygį. Na pavyzdžiui, daugelis žmonių mėgsta būti internete ir kalbėtis telefonu. Kiti mėgsta padirbėti, ką nors statyti. Dar kiti domisi, kaip viskas veikia, sužino apie variklio darbą, Žemės judėjimą aplink Saulę, studijuoja įvairius mokslus. Ir tai yra skirtingi būdai gauti gyvybinės energijos. Žmogus yra daugiapakopė būtybė ir gauna energijos iš kelių lygių vienu metu. Bet kurio iš jo sutrikimas, energijos nutekėjimas ar mitybos trūkumas sukelia įvairius savijautos disbalansus, nepilnavertiškumo jausmą ar ligas. Galima ir būtina gauti ir didinti gyvybinę energiją, tačiau norėdami tai padaryti, turite žinoti žmogaus mitybos lygį ir tinkamai jį palaikyti. Žmogaus gyvybinė energija. Kas tai? Fizinis komponentas. Natūralu, kad mūsų gyvybinė energija kontaktuoja su fizinė aplinka. Pagrindinis fizinės sveikatos elementas yra maistas. Negalima ignoruoti rūpinimosi savo sveikata, fizinę formą ir sveikų gyvenimo būdų. Visa tai yra geras pagrindas organizuoti savo būsimą gyvenimą. Taip pat pirkdami gražius, patogius daiktus dažnai pasijuntame geriau. Taip taupome savo gyvybiškai svarbius išteklius. Pavyzdžiui, naudodamiesi oro kondicionieriumi jaučiamės geriau ir lengviau ištveriame karštį. Įsigydami patogius batus, pasirūpiname, kad kojos mažiau pavargtų. Visa tai papildo mūsų gerus fizinius gyvybės išteklius. Emocinis komponentas. Bet kuris žmogus gyvena ir emocijomis. Nauji emociniai išgyvenimai, įspūdžiai, kelionės, pramogos, poilsis, atostogos. Visa tai pripildo mūsų emocijų ir tai suteikia antrą gyvenimą. Būtent dėl šios priežasties visi siekiame paatostogauti. Kai kuriems žmonėms užtenka energijos ir žvalumo iki kitų atostogų, o kai kurie žmonės savo gyvenimą organizuoja atokiau nuo darbo. Jie keliauja, išbando skirtingas šalis, kultūras ir profesijas. Taip jie išlaiko savo vidinius emocinius išteklius aukšto lygio. Intelektualus komponentas. Mūsų protas, kaip ir emocijos, reikalauja nuolatinio pasikrovimo. Žmonės įkrauna savo smegenis, spręsdami kryžiažodžius, kurdami sudėtingas struktūras ir kurdami įvairias teorijas. Šie dalykai verčia mus jaustis gabiais ir talentingais žmonėmis. Išlaikę savo intelektą aukšto lygio, net ir gyvendami iki brandaus amžiaus, galime išlikti protingi ir darbingi. Sielos suderinamumas. Šiame lygyje mes bendraujame, kuriame santykius, pripildome savo širdis džiaugsmą. Jei žmonės moka kurti geras ir vertingas draugystes, jei gyvena tobuloje harmonijoje su mylimu žmogumi, taip pagyvėja gyvybinė energija, o pats žmogus tampa harmoningas. Ne veltui sakoma, geras žodis gydo širdį. Dvasinis suderinamumas. Šiame lygmenyje žmogus ieško savo gyvenimo prasmės, savo veiklos prasmės. Dažnai pradeda domėtis psichologija, filosofija, religija. Gerai palaikydamas ryšį su dvasiniu suderinamumu, žmogus gali pasiekti savo likimo ir net misijos lygį. Tikslo ir misijos lygmenyje visi žmogaus veiksmai bus kryptingi ir apgalvoti, o gyvenimas kupinas didelio suvokimo ir sėkmės. Visi šie lygiai maitina žmogų. Jeigu lyginti su maistu, tai juk žmogus negali valgyti vien tik vitaminų. Reikia ir baltymų, riebalų bei įvairių mineralų. Lygiai taip pat gyvybinė energija pripildo žmogų iš įvairių gyvenimo sferų ir to negalima ignoruoti. Tik gavęs tinkamą mitybą visais lygmenimis žmogus gali būti visiškai patenkintas ir laimingas. Jei norite gyventi sėkmingą ir laimingą gyvenimą,
Įvaldykite kiekvieną iš 5 mitybos lygių ir gyvybinės energijos padidėjimas neužtruks.